Šios pamokos tema yra kūnų matmenų radimas. Dirbdami grupėmis, jūs į grupės jau susiskirstėte. Kaip susiskirstėte? Atsitiktinai burtų keliu. Taip kaip supuolė, dirbsite šioje grupėje visos pamokos metu. Taigi, pirmiausia, ant jūsų suolų yra dėžutės. Tų dėžučių yra ne viena ir tos dėžutės yra uždengtos. Dabar jūs nematote, kas tose dėžutėse. Tai ir bus šito darbo užduotis. Taigi, vienoje iš dėžučių bus matavimo priemonės. Jūs iš dėžutės turėsite pasirinkti reikiamą matavimo priemonę. Toliau, pasirinkę matavimo priemonę, jūs turėsite nustatyti padalos vertę. Toliau, jau kai pasirinksime matavimo prietaisą, mes bandysime matuoti, ne tik bandysime, bet ir išmatuosime 4-5 skirtingų kūnų matmenis. Ir atlikę šitą darbą, kuris truks 10 minučių matavimas, jūs klasėje pristatysite plakatus, paruošti plakatai ir apibendrinsite rezultatus. Pirmiausia, 10 minučių matavimam. Sėkmės! Matuota valius daiktus, taip reikia. Pas tave nuimk vieną šitą, nuimk ant. Kodėl? 12,30 metrų. Kabineto ilgis. 10. Dėmesio visiems. Ateina pirmoji grupė pristatyti. Prašom. Dabar visi kiti, vaikai dėmesio, visi kiti savo lapuose, kuriuose yra parašyta draugų matavimai, jūs užsirašysite bent vieną matavimo rezultatą, kurį pristatys dabar Augustino grupė. Klausome Augustino. Mūsų grupė dalyvavo Petras Saugė, Augustinas Suomenas, Mindaugas Belkevičius ir Justas Jurkevičius. Kiekvienas iš mūsų gerai pasiskirstė vaidmenimis ir visi gerai atliko darbą. Mes matavome kabinetų ilgį, stalo plotį, kėdės plotį, demonstracijos stalo ilgį, smatlentos ilgį. Mes spėjom, kad kabinetų ilgį bus 5,50 cm, o iš tikrųjų, kai išmatavom, jo ilgis buvo 12 metrų ir 30 cm. Mes suklydome 6 metrus ir 80 cm. Suolo plotį spėjom, kad bus 1,50 cm. Išmatavom, bet gavom 1,30 cm, suklydom 20 cm. Galvom, kad kėdės plotis bus 1 metras, kai išmatavom, sužinojom, kad tik 42 cm. Suklydom 58 cm. Jūs labai gražiai išmatavot ir parašėt, kiek suklydot. Pasirinkot kokias matavimo priemonės? Ruletę ir tą išlankstomą metrą. Išlankstomą metrą. O kodėl jūs neėmėt liniuotės? Nes jinai buvo maža, negaliom visko išmatuoti, būtų klaidingai. Būtų klaidingai. Jūs tą suklydimą nuo savo spėjimo ir išmatavimo rezultatą pasakėte, o kiek jūs galėjot suklysti taip matuodami? Ar jūs labai tiksliai išmatavot, tegu ir pasirinkot gerą matavimo prietaisą? Ar įmanoma išmatuoti nesuklydus? Neįmanoma. Neįmanoma. Kodėl? Nes visada tikras, kad teisingai išmatavai, visada suklysti kažkiek. Gerai, bet man dar trūksta vieno užrašymo. Jūs matavote dabar metrais, centimetrais. Jūs galėjot suklysti kokia dalimi? 5 mm. Nuo 5 mm tai jau labai tiksliai. Na, sėsk, pagalvo gerai, paskui dar aš tavęs paklausiu. Ačiū. Kuri grupė pasirengus? Prašom, Ieva. Mes matavome žirnius. Paklausom. Vaikai, dėmesio. Taip. Kūno pavadinimas. Žirniai. Dalelių skaičius. Žirniai ėmėme 8. Eilutės ilgis buvo 50 mm. Vienos dalelės ilgis spėjimas 5 mm. Vienos dalelės ilgis
išmatavau 6,25 mm plus minus 0,5 mm. Greitai. Dalelių skaičius 5. Eilutės ilgis 18 mm. Vienos dalelės ilgis spėjau 5 mm. Vienos dalelės ilgis išmatavau 3,6 mm, paklaida 0,5. Dabar reikėtų turbūt sakyti, kad 3,6 ko? Milimetro. Taip? Sprendimas buvo dalelių skaičius eilutė 4. Eilutės ilgis 28 mm. Vienos dalelės ilgis 4 mm. Spėjau 4 mm. Vienos dalelės ilgis išmatavau 5 mm plus minus 0,5 mm. Taip, tai plius minus tai yra absoliučioji paklaida. Gerai. Kokiu būdu matavo? Kokiu būdu? Pakartokite. Liniuotė ir kaip tas būdas matavimo vadinasi eilučių. O kodėl reikia matuoti daug dalelių? Nes Kaip? vienos per mažai, kad sužinotų. Per mažai ir ar rezultatas bus tikslus? Ne. Netikslus. Gerai, ačiū. Kviečiam kitą grupę. Mes matavome laidą vėjo skersmenį. Matavome linete bei pieštuku. Aplink pieštuką apdėliavome reikiamą laidą, siūlą, išmatavome vidutinį skersmenį ir vėjo skaičių. Radome dažniausiai pasikartojantį vienetą ir jūs brašmę bei palyginamas su mūsų prieš tai atliktų spėjimų. Paklaidos beveik nebuvo. Paklaidos beveik nebuvo. Tikslus vyrai? Ilgis lygus 1 mm plus minus pusė milimetro. Varinis laidas. Ilgis lygu 1 mm plus minus pusė milimetro. Pirmas izoliuotas laidas. Ilgis 2 mm plus minus pusė milimetro. Antras izoliuotas laidas. Ilgis lygu 1,75 mm plus minus 0,24. Ar jūs tikrai laido ilgį matavote, ar laido skersmenį? Ir kaip jūs tai matavote? Aš dabar labai norėčiau, kad papasakotumėt visiems, kadangi niekas laido vijų nematavo, kokį būdą jūs naudojote? Reikia atsimatuoti 1 cm ir sukti kokius 3-4 kartus, kol pamatai, kad iš akies būna milimetrų. Po to atsimatuoju, ar čia tikrai, aš netyčia padariau per daug, tai vieną gyrą atsiimu, nuėmą iš tikrųjų, ir tada matau, kad čia yra plus minus 1 cm. Tada žiūriu, kad čia yra 3 gyros. 10 padalinti iš 3, tai 10 mm padalinti iš 3 gyrų gaunasi... Tai 10 cm ar 10 mm? 10 mm, taip? 10 mm padalinti